Sveikoliai jaunuoliai, aš esu Nevadoje, įsivaizduojat, šį kartą tolokai pakeliavau ir esu vidury niekur, dykiniai. Čia dar tik tais renkasi žmonės, o mes darysim Burning Maną, statysime visą eventą, reikalą. Vakar šiek tiek susitvarkėm reikaliukus mieste. Pirmas dalykas, ką darome atvažiavę į Ameriką, atvarom į Walmartą. Parodyk, Benulė, kiek tu čia vandenuko prisikroviai. Ne vaikiškai. Ne vaikiškai. 100 kemlių triukų. Kiek čia užteks mums laiko? Kiek dienų užteks? Gal kempą baigsim statyti. Porą dienelių bus gerai dykumoje. Paskui atveš Chebrą daugiau. Tai va, baigiam šopintis. Judam toliau. Kitų dalykų šopintis. Aš tai pasiėmiau tik tais tokius komforto dalykus, papildomų pagalvėlių, spintelę pasikabinti rūbeliams ir panašiai. O šiaip tai didžiąją daugumą visų šmutkių suveš Chebra, nes mes važiuojam šitiek anksčiau statyti viską. Tai perkamės tik tais, kas mums bus būtina statybų savaitėj. O paskui visas kempas Chebra išsiskirsto, ką kas veža ir atveš mums dalykų. Ir tiesiai čia atšovėm. Ir prasideda strojkės. Statysim čia viską, nes nieko čia dar nėra. Ir reikia padaryti, mūsų kempas atrodo štai taip va. Tiesiog 2 konteineriai pilni šmutkių. Dabar tik išraudinėjom. Pradėsim viską nuo statybų. Statysim pradžiai šeidą, stogą virš galvos nuo saulės apsisaugot. Ir pabiški judėsim. Tai bus įdomi kelionė. Važiuojam su manim kartu. Na, atvažiavome mes į dykumą pusę 12 nakties, kad išvengtumėm eilių ir tik tokios minimalios jos yra. Bandysim įt pasiimti bilietukus ir pakliūti vidų. Tik atvažiavę, iš karto einam pasiimti bilietukų. Aš net įspausdinau vieną popieriaus, kuris mane leidžia anksčiau čia įeiti, tai tiesos akimirką man neleis ar ne. Labai tikiuosi. Tokia va eilė. Nedidukė ir to sužinosim. Tokio grožio bilietukas. Dar davė čia visokį survival guidą. Tai panašu, kad įleis mane čionais ir viskas bus gerai. Biškį nukrito nuo krūtinės akmenėlis. Taip. Bilietukas tai tikrai labai gražus. Ir toks vienas bilietas kainuoja $575. Tai vat, kad patekti į Burning Maną, tiek reikia suplot pinigų už tą savaitėlę. Pirmas darbelis, ką darom, tai dedam stogą virš galvos, kad turėčiau kitokį šešėliuką ir apsisaugot nuo saulės. Nes saulė negailestingai kepina. Tai pabiški atsiranda kempo erdvė. Dirbam toliau. Na ką. Darbelis vyksta pilnu tempu. Palapinių miestelis dygsta. Pagaliau pastatėm šeidą. Turim kur pasislėpti nuo saulės. Skubėjom tą padaryti, nes ateina didžiulė audra. Galite pastebėti, va tenais iš toliau atpučia va tokius baisius smėlio gūsius, smėlio audras. Kol kas dar normaliai, bet čia turėtų būti baisu. Ir skubėjom užsidėti tą stogelį, per tokį vėją tai neįmanoma, nes vėjas tai gerai taršo. Tai skubam toliau dirbti, daug darbo, kiaurą dieną varoma. Ir taip važiuosim pirmas kelias dienas. Paskutinius darbus už šiandien darau. Tiek dviračių turim, bet ką tik iškėliau vėliavas ir Ukrainos ir Mūsiškės. Ir panašu, kad aš šiandien batarkę iš savo išsodinau ir darbus baigiau. Bet atvažiavo šviežio kraujo. Chebrytės, tai tęs dar darbelius, nes yra ką čia nuveikti. Patys į kilimuką? Bet norėjau beigį. Tai iš kitos spalvos norėjai biškai? Iš to. Netinka šis spalva? Ne, viskas good. Bet beigį.
Lengvutį beigį. Einam, pasakysi, ne, tai kad galėjo būti beižas. Aš jau sakiau. Sakei, ne? Galėjo būti beigį. Gali. Kalbėjau apie tai, apie 3 metus kalbėjau beigį. Ai, beis! Vakar beigį. Ai, beis! Gavai pagalvėlių? Ką? Gavai pagalvėlių? Rakutis įdavė į rankas, nors aš irgi nusipirku davus. Liuksimo marką. Bet nu viskas menulis. Visiškas vaipautas. Pučia va taip, kad nieko nesimato. Tai ką darom, tai dviračius tvarkom. Va, mano lowrideris. O, Jezu, vairas susisuko. Opa. Tokį va šiemet turėsiu, iš ignelio nukosiau, net važiavo pats kaltas. Nu va, remontuojam dviratukus. Ir nelabai ką čia paveiksi per tokią pūgą, kaip pučia, tai tenka improvizuoti, ką čia veikti. Tikėkime, kad vėliau šiek tiek nustos pūst kitom dienom. Nelabai ką čia paveiksi, nes nieko nesimato, pasiklys labai lengva. Ir tiesiog toks vat tas ir buvimas per tokią smėlio audrą. Taip atrodo mano palapinė antrus metus Burning Mane. Taip atrodo šviežiai pastatytos palapinės spalvos gerokai skiriasi. Tai bet tokio palapinė reikia mėgot būnant Burning Mane. Nes jeigu ne tokioj miegi, o kokioj va tokioj paprastoji, tai pasižiūrim, kaip atrodo vidus. Tos palapinės vidus per tokią audrą atrodo štai taip va. Taip va, daikčiukai visi dalykai paskendę dulkėse. Miegamasis. Tai labai ne kažką. Tiek va. Dulkių. Tai reikia normalią tokią palapinę turėti. Kitaip ragas. Mano palapinė štai taip atrodo. Turiu savo drabužinę, šmutkyčių, lovytę. Visme pilna vietos. Ir jokio smėlio vidui nėra, dulkių jokių. Patogu. Rekomenduoju ateities burneriams Kodiake gyventi. Kodiakas yra geroji palapinė. Būti Burning Mane kempe, o ne savarankiškai, yra labai gerai dėl to, kad draugai tavimi rūpinasi. Žinoma, mes turim pamainas, kaip kas kada gamina, bet vieną kartą pagamini per savaitę, o visą laiką tavim rūpinasi. Taip atrodo mūsų konteineris, kuriame laikome visą maistą, gėrimus ir viską, tik tiek jis dar nepilnas, nes ne visi suvažiavo. Ko jau ko, bet mažiausiai dykumoje tikiesi lietaus. Ir vieną rytą pabudus, išgirdau, kaip palapinėje kapsi lašiukai. Ir mūsų užklupo lietus, toksai dežavų į praeitus metus, nes pernai metuose daug suvargom su to lietučiu, bet jo turėjom labai gausiai, o šiais metais gavom jo sąlyginai nedaug. Nu va, tokius ir orelis netikėtas užėjo. Vyrai sprendžiam tokius burbulus, kurie susidaro. O Jėzu, žiūrėk, teka. Šiaip nieko blogo, kad čia virsta, jis ir kaip nuo to molekai nepasidarys. Baisu. Lietus atėjo. Tragiškai lyja. Viską šlapia. Viską ardom, dengiam, slepiam nuo vandens. Va tokios misijos vyksta. Normaliai čia tau mindogėlė? Čia tau normalu yra dabar? Dežavų, man dežavų. Dežavų. Taip diena, taip naujiena. Ne, šitą įlo. Panašu, kad reiks keisti Burning Mano pavadinimą į Soaking Maną. Nes va taip viskas atrodo, užlyta.
kaimynai bėga. Pilna vandens, ant mūsų trečioji, man atrodo, diena dabar. Vakar negalėjom statytis ir tęs darbų dėl to, kad smarkiai pūtė ir čia, kur pripūtė to smėlio iki kelių, atrodo visur. Šiandien ryto lietus lyja, vėl viskas stoja, tai negalim pabaigti kurtis kempo. Bet prognozės labai geros, kad nustos lyti už poros valandų ir po to bus tik tais geras oras. Tai tas lietus mums žada tą faktą, kad nebus vėliau dulkių. Tai va čia vyrukai dabar tvarko stogo problemas, nes ten kaupėsi vanduo ir va taip nupilinėjam. Aišku, kartais bėga ne tik kur reikia. O taip, tiek čia to vandenuko. Baisu. Tai va, blogiausia, kad visas šitas, atrodytų, čia nesmėlysios kalkės, sušoka į tokį kaip molį, tokius gabalus, limpa viskas, sunku judėti. Tai jeigu čia daug lytų, po to neįmanoma iki Tulikų net nueit būtų. Šiaip neįmanoma mašinom pravažiuoti. Tai dabar yra visi vartai, viskas uždaryta, nieko nebeįleidžia, nes visas transportas striktų, išmaltų čia tą žemę ir ragas būtų. Tai dabar yra viskas ant holdo, kol čia nustos lyt, pradžius. Tai kažkam labai nefainai stovėti eilėje dabar gali tekti nemažai valandėlių, kol praleis. Nu gal mes bandom išgyventi lietutį ir paskui tęsim darbus. Pabaigti šiandien būtų fainai įsikurdinti, jeigu tik duos galimybės. Tikriausiai šiandien rytoj pabaiginėsim ir tik aš dar net nebuvau išėjęs iš savo kempo. Visą laiką čia sukomės, dirbame. Ir paskui jau parodysiu vaizdų iš pačio Burningmeno, ne tik iš mūsų stovyklos. Na, bet saulytė išlindus, lietutis labai greitai išdžiuvo ir netgi privalumas to lietaus, kad surinko visas dulkes ir išlygino dykumą ir dėl to buvo mažiau dulkių visą savaitę. Taip, kad judam su darbais ir jau lekiam vakare pasižmonėti. Tai Mytė, papasakok, ką mes čia matom. Mes matom dabar, kaip yra statoma šventykla. Šiandien yra šeštadienis, pagrindinis Burnos Prasties, kada ryt po ryt. Taip. Turim tokį statusą, kuris yra labai geras, labai gražus. Statinys gražus? Rašom SMS-us. Ryšys atsirado. Ne, bet... Martynai! Kadangi viskas prasidės dar tik kitą dieną, tai ne viskas dar veikia, daug kas montuojasi, statosi, bet pramogų ir kažkokių atrakcijų tikrai galima atrasti. Čia Čiuvelis, pavyzdžiui, nusipirko 2 prožektorius po 50 kW, kiekvienas tai generatorius 100 kW, tie prožektoriai NASA'ui būdavo skirti raketoms gaidinti, kai jos leidžiasi, ir jis dar užprogramavo juos, kad galėtum savo dangų šviesom raižyti. Palapinių miestelis taipogi jau kaip ir įkurdintas ir turim antri metai tokią naujieną kaip šešėlį virš palapinių. Tai tokia speciali medžiaga, kuri atspindi saulę ir sumažina netgi 5-6 laipsnius temperatūrą palapinėse. O va taip atrodo įėjimas į mūsų Lituanica Birds stovyklą. Ir kempas praktiškai pilnai įkurdintas, išdekoruotas ir gražus. Na, Gedrut, kur mes atvykome? Mes atvykome pažiūrėti jauną žmogų, per savaitę jis pasens ir iš jo kris tik pelenai. Ir mes pastebėsim per 7 dienas įvykusi visą jo gyvenimo. Laikina, bet įspūdinga, tikiuosi. Ir kaip tu jautiesi atvykus ir stovėdama priešai šitą žmogų? Jaučiuosi pilna energijos, semiu energiją iš visų čia esančių ir atiduodu kartu iš savęs. Energijos semimą savo. Va taip. Pirmin atgal, ratais. Einam, pažiūrėsim į žmogų iš arčiau. Kiekvienais metais žmogaus skulptūra yra vis kitokia ir unikali ir šiemet labai įdomu tai, kad galima tiek užlipti į skirtingas platformas viršuje, skirtingose aukščiuose pasižiūrėti tiek į patį žmogų, tiek į visą dykumą, tiek apačioje yra pridaryta daug kambariukų ir įvairiausių slaptų vietelių tose platformose. Tada tau, miela draugė, šiaip, man... Nu, einam, pažiūrėsim. Ką čia matai, vilkai? Gyvenimą tu čia žiūri šitame.
Į viršūnę čia galima užlipti. Ką tu, Mytė, darai? Turi įamžinti šitą dalyką, taip? Ką bandai padaryti? Taip, klausytas man visada. Ką, tau patinka jisai? Man tą pirmą dieną toks, žinot, kaip sapne biškai. Čia toks man vyras. Trečią dieną keitime realybę. Iš viso šito. Aš žinok, jau jaučiu. Matai, gal tas... Žiūrėk, kas tam tiek toks angrūdis? Ten yra karai, jie visi sustoja. A, jie sustoja visi? Mes važiavom pro juos. Mes su Tomyte prašnekėjom. Ar karas? Aš ne. Burning Manas yra pilnas random dalykų, keiščiausių, kur net neklausat, kas čia ką daro, kas čia vyksta. Nu, tiesiog, vat, happeningas, taip, nusprendė kažką padaryti. Ir tiek. Tai tiesiog sustoji, pažiūri, pasiendžioini, važiuoji toliau. Šis kūrinys yra ukrainiečių autoriaus I'm Fine vadinasi ir visos raidės yra padarytos iš tokių kelio ženklų, kurie yra suvarpyti kulkų iš Ukrainos paimtų karo zonų, kurie matė tikrai daug baisių dalykų. O darbo esmė yra tokia, jog kai žmonės klausia Are you okay? Žmonės standartiškai atsako I'm fine, netgi ir tuo atveju, kai iš tikrųjų nėra viskas ten gerai, ir tai ypatingai rezonuoja su dabartinė Ukrainos situacija. Naktį čia visiškai kitas pasaulis su tiek veiklos, kad pavyzdžiui dabar šaunam į Radial Sonic Runway, tai portalas 25 vartų, kur garsas paverčiamas šviesa, nes yra gale mikrofonas ir palitai gaunasi šviesos impulsai. Atrodo, vis kasdien atrandi kažką naujo, pamatai, ko dar nematęs, nes visa esmė, kad tas pačius kūrinius gali matyti vienaip dieną ir visiškai kitaip naktį. Atvarėme į Arktiką pastumdyti ledo. Čia vat visą fūrą ledo. Ir šiandien stumdysim vaikams ledą už pinigus. Vienintelis dalykas, ką gali nusipirkti plajoj, dykumoj, tai yra šiek tiek ledo. Tai visą paletę čia turim, dar daugiau palečių dienančių ir stumdysim. Darbelis laukia. Arktika yra viena tik tais iš vietų, kur galima savanoriauti ir tų visokiausių savanorysčių yra tikrai daug Burning Mane ir labai smagu prisidėti. Ir ne tik dėl to, kad tu kažkokį gerą darbą darai, bet ir to pačiu susipažįsti su žmonėmis, kurie nebūtų tavo galbūt pažinčių burbule ir gali tiesiog susirasti naujų draugų. O nepaisant to, ledo fūra yra pati nuostabiausia vieta, kur gali praleisti patį dykumos karštį. Skaičiuoja apie 0, kiek ledo yra. Stumdom ledą. Padirbom biškinę. O atsilygindama chebra kiekvienam savanoriui duoda po maišą ledą, kurį gali dėti, kur tinkamas. Išvažiavom į dykumą pažiūrėti menų, kas čia gero dieną vyksta. Tai vat prie eilinio meno sustojom. Aš Michael Jordan, ką metu, tą pataikiau. Pataikytai jau tu. Vienas iš milijono meno kūrinių. Ir čia visa dykuma pilna to meno. Kur bežiūri, ten po naują kūrinį. Čia viską apvažiuoti yra misija. Misija neįmanoma. Tai tą misiją bandom ir vykdyti. Alio, taip, čia perdalų departamentas. Kiek siūs galonų tonų perdalų? 12? Jau keliauja į jūsų pusę, toj pat. O, baigės perdalai visi, na. Gerai bus. Šitas kūrinukas vadinasi Space Grinder ir Adamas Frejus jį padarė, atvežė iš Meksikos ir Santa Cruzo ir jisai yra tiesiog vėjo varomas, besisukantis, bet toksai heliksas, kaip jisai pats jį vadina. Nu jau
jau tikriausiai supratot, kad šitam vlogė apie Burning-Maną vientisumo tai nerasite. Niekaip neišeina man čia vientisai kažką filmuot. Tai bus labai random, daug kadriukų iš visokiausių menų, barų, šokio aikštelių tikriausiai ne. O va čia su Benuliu esame po kažkokiu tai menu, patys nežinom kur. Kažkas sakė, čia padarė... Kažkur Hongkongė. Hongkongė buvo pakabintas šitas reikalas. Atskraidino į dykumą. Ir atvežė mum parodyti. Tai va, hebrytė, žinokit, va taip, bus krūva vėliaukių kadrų. Nepatinka, nežiūrėkit, nežinau, žinokit. Nesigauna man čia vientisai gražiai filmuot. Va, draugų sutinki. Ką veikiat? Niekas negalėtų tai pasakyti. Kas čia, nežinau, kaip kokia damkė. Lendam į damkę. Ar čia karalius? Negatyvus kampas. Negatyva? Tai visgi ši čia yra karalius ir šitas darbas kalba apie rolių konceptą. Apie tai, kokias rolės mes prisiemam per gyvenimą. Nuo patriarchinių, lyčių ar galios rolių. Kažkas aukščiau turėtų būti. Tai čia labai jau. Oh, right. No, that's the king. King has the cross, queen has the crown. Yeah. Make more sense. Taip, vidury plajos ant rūkštelės. Ant rūkštelės. Saugiai, saugiai. Taip kažką saugiai. Prieš mūsų akis gimsta kažkoks tai menas. Čia rimtas. Tokia technika kelia. Čia panašu po dešinę kojo stovi. Kažkas bus, reikės atvažiuoti, kai jau pastatys. Oi, kaip čia smagu, tai dykumoji, žinokis. Labai smagu. Šis kūrinys atvažiavo iš Izraelio, Omri Sasi Ensarel Batavija atvežė ir vadinasi jisai Nova Heaven. Ir šis darbas yra skirtas 407 žuvusiems žmonėms, tai lyg paminklas, kurie žuvo Supernova festivalyje. Kiekvienas kabantis angeliukas yra skirtas kiekvienam žmogui jo atsiminimui. Into deep playa. Atvažiavom prie sienos. Čia yra trash fence'as, speciali tvorelė, kuri sugauna visas šiukšlytės, kurias vėjas nupučia, nes vyrauja pietų vėjas. Ir va kitoj pusėje va tokia tvora surenka visas šiukšlės, jeigu ką. Tai mes kaip šiukšlės važinėjom aplinkui tą tvorą su Benuliu ir ieškom nuotykių. Nesijauti kaip šiukšlė prie to trash fence'o. Lekiam ieškoti nuotykyčių, nes ant tos sienos nėra daug nuotykių. Susidaro geri. Į tornadus? Čeisinam tornadus? Su Benuliu važiuojam, galvojam būtų fainai kažkur atsipūsti to dykumoje, nes karšta. Tai tokį aptikom daiktą. Lendam atsipūtimo ieškot. Halo. Jau kaip tik pasakysite tamsta. Va tokį pat, dar čia einam dar vieną aukščiau. Ant pačio gaidės skauterės. Pakrisim. Išpailsėsim. Nėra, kad čia būtų labai daug pavėsio, bet... Pavėsio nėra, bet mums atsipūsti reikėjo pavėsio. Paskui važiuosim link to grybuko.
Norėdami pasislėpti nuo saulės ir dienos karščio atvažiavome į Dementos bariuką, kuris pučia vėjelį su dulksna ir pilsto mojitas ir žinoma groja gerą muziką, kur gali tą dienos karštį kažkaip prastumti taifą. Tai Burningmene tų barų yra ne ką mažiau negu menų ir ten visko tikrai neapeisi, neišvaikščiasi, čia vienas žymesnių Vetspoto bariukų, kur labai smagiai galima įsirauti vidų. Čia matot vieną pagrindinių alėjų, kur eina nuo žmogaus kultūros iki šventyklos ir tų gatvių taip yra 4 visas kryptis kaip laikrodis į 12, 3, 6 ir 9 valandą. Na ir kaip jau supratot, visi visur juda su dviračiais, nes pėsčiomis čia tikrai per dideli atstumai, o vėjelis ant dviračio dar šiek tiek ir atgaivina. Šitas vienaragis yra atvežtas iš Los Andželo ir čia yra čiuožykla, kuri vadinasi Dream Slide ir tu esi to vienaragio sapnas, kai juo čiuoži iš viršaus į apačią. Alright, we pick up the board and we drink it on 3. 1, 2, 3. Whoa! Šiandieną mūsų kempas turi potato pancakes vakarėlį, dienos vakarėlį. Tai vyksta šokiai-pokiai ir kepam daug bulvinių blynų. Labai intensyvus mūsų vakarėlis, ką mes duodam. Vyksta blynų vakarėlis. Tai va toks pakelis. Tai kaip matot, gan nemaža eilutė nusitiesia, nes dienos metu daug kas neturi ką veikti, bimbinėja po kempus ir prisivilioti žmonės skanių užkandukų tikrai nėra sudėtinga. Jau viskas, baigiu. Kur morkytės? Ai, gerai. Super, dariau. Labai tinka prie tavo lėktuvėlio morkytės. Aš galiu į burną paimti. Va, prašau. Po bulvinių blynų vaišių nemažai tešlos liko, pasirodo labai neblogai tą tešlą galim paversti į kugeliuką. Tu žinai, ko jie pridėjo į čia šitą reikalą? Taip. Tai va. Burningmene muzikos scenų tai tikrai netrūksta, jų yra labai daug įvairiausių ir visas raktas yra tame, jog jas atveža kiti tokie patys dalyviai, tokie patys žmonės kaip ir mes, kurie važiuojam, ir ne pats Burningmenas jas stato, dėl to jų įvairovė yra begalinė. Šitas kūrinukas vadinasi Glimmer ir jis atvažiavęs iš Seatlo ir tai yra lyg didžiulė tiara, karūna, kur jos viduryje yra laužavietė ir nuo to laužo šviesos naktį visai kaip tie kristalai spindi ir keičia spalvas. O čia matot auksinę valandą, pats tas metas Burningmene, kai jau nebe karšta, bet dar netėjo nakties šaltis ir gali pasimėgauti nuostabę šviesą.
ir aš po truputuką judu link šventyklos ir šiek tiek mane užpūstė smėliukas. Kiekvienais metais šventykla, kaip ir žmogaus skulptūra, būna vis kitokia, ją stato vis skirtingas menininkas ir šiemet šita šventykla vadinasi Temple of Together. Šventykla yra tokia labai ypatinga ir sakrali vieta. Ten negirdėsi jokios muzikos, žmonės susikaupia, rimti ir atsineša tenais palikti savo skausmą. Pabūt su savimi, su savo mintimis, galbūt palikti kažkokį sopulį. Taip matot, ant sienų priklijuota visokiausių portretų, paveikslų ir taip žmonės bando pagerbti ir palikti atsiminimą savo brangių žmonių, galbūt kažkokių gyvūnėlių ir visa tai gale evento yra sudeginama. Tai šis didžiulis kilimas, kaip mes jį pavadinom, iš tikrųjų vadinasi Sky Gazing ir menininkas yra iš Kolorado, bet šitas darbas jau buvo Honkonge eksponuojamas ir dabar atvežė jį į Burning Maną. O šio darbo pavadinimas man labai patiko, jis vadinasi Together for Never ir jis yra apie santykių paleidimą ir skausmo priėmimą. Kažkaip noriu, nenoriu, bet vis grįžtu prie žmogaus skulptūros, jinai yra pačiam Burning Mano centre ir dėl to padeda pakankamai neblogai orientuotis aplinkui, nes visą laiką žinai, kur yra evento centras ir taip gali savo naviguoti po naktinį labai mirgantį miestelį. O čia matote šventyklą, tai šitie 2 taškai labai padeda orientuotis. Na, o čia netgi ir tiem, kas nėra buvę Burning Mane, tikriausiai gerai žinomas Arkaras yra El Pulpo besispjaudantis ugnimi aštunkojus. O Arkaras yra mutantinė transporto priemonė, kuri galbūt yra meno kūrinys ar važinėjanti scena, bet svarbiausia, kad jinai ant ratų. O šis meno kūrinys vadinasi Mariposa ir yra atvažiavęs iš Auklando. Tai yra milžiniškas drugelis su 39 000 ledų ir taip pat yra pritvirtintos supynės jos gale ir tie sparneliai juda būtent nuo žmonių supimosi ant supynių. Visą laiką fone groja klasikinė muzika ir taip pat atsigulta pačioj pamedituot, pailsėt, tikriausiai nėra geresnės vietelės visoje Plajoje. Na, o ši čia tikriausiai viena smagiausių man vietų visam Burning Mane, tai šita vieta vadinasi Thunderdome. Labai man patinka čia grojama muzika ir Mad Maxo vaibelis. Tai visa esmė šitos vietos yra išsiliet ir išsiaiškinti santykius brutalia, sena, gera jėga. Dalyvaut gali bet kas, stoji į savanorių eilę, tik tiek, kad turi ateiti su pora, su draugu, su kuo čia mušęs ir kovosi. Neleidžia svetimų žmonių tam, kad pasaugotumėt vienas kitą ir gerbtumėt. Na, o iš esmės tave pakabina į harnesą ant tokių kaip spiruoklių gumų, kur tu ne visai lengvai gaudai balansą, duoda tokį paminkštintą kardą, ginklą ir hebra tiesiog jūs vienas kitą išsupa, kad jūs galėtumėt kovoti. Dažniausiai būna 3 raundai, jeigu neklystu, ir yra karalienė ar karalius, kuris nusprendžia, kas čia laimi, nes kovojama tikrai sudėtingai iki tol, kol netenkama jėgų. Labai smagu, kad žiūrovams nesudėtingai įsitraukti, gali lipti ant šito statinio viršutinių aukštų ir viską stebėti iš pirmos eilės. Prašau jūsų atkreipti dėmesį į vedėją fone ten vaikščiojantį gale ir tiesiog šiaip dar noriu pastebėti, kad kažkaip tai merginų kovos visą laiką būna brutaliausios ir žiūriausios. Nenoriu čia būti seksistas ar kažką, bet yra kaip yra. Čia galite pamatyti, kaip susijungia 2 didžiausi artkarai, tai yra Robert Hartas ir Mayan Warrior, šiemet besivadinantis Galaxy. Ir kadangi šitos scenos yra važinėjančios ant ratų, jos tiesiog sustoja kažkur vidury dykumos ir pradeda labai rimtą vakarėlį. Ir kaip žinia, geriausi vakarėliai yra saulėlydis ir saulėtekis. Tai atsikėliau anksti, kad nepraleisčiau šito jų susijungimo ir galėjau pamatyti savo akimis didžiulį pasirodymą. Čia matot dar vieną paryčiais besitęsiantį vakarėlį prie didžiulio meno kūrinio ir ką dažnai daro arkarai, tai sustoja prie tokių kūrinių, kad būtų žmonėms aiškiau ir lengviau surasti tą lokaciją. Ir būtent tuo mane žavi Burning Manas, nes čia žmogaus kūrybiškumui ir idėjoms ribų nėra. Kad ir ką besugalvotum, kad ir kokią unikalią idėją turėtum, panašu, kad Burning Mane jau kažkas ją yra įgyvendinęs. Šis kūrinukas vadinasi Habitat ir šito kūrinio tikslas yra parodyti bendruomeniškumą, koegzistavimą per skulptūrą, kuri atrodo lyg gyvas organizmas.
Kvėpuojant ir klestint, kad ir kas ten viduje gyventų ir gali gyventi kartu taikoje, bendruomeniškume ir vienybėje. Na, o aš skubu, nes gavau šį rytą unikalią progą tekant saulei praskristi lėktuvu virš nuostabiojo Burning Mano miesto. Na, tik gaila, iššokti iš to lėktuvėlio su parašiutu progos neturėsiu, bet pasimėgaut skrydžių irgi labai smagu. Ir toksai pakilimo takas, aerodromas, kuriuo mes kylame. Tarp kitko, aerodromas esantis Burning Mane renginio metu tampa antru palei dydį aerodromų visoje Nevadoje, būtent tą savaitėlę, kol šitas renginys vyksta. Taip, kad tų lėktuvėlių tenais yra, skraidančių taip pat nemažai ir pilotai tokią dovaną žmonėms dovanoja, tiesiog nemokamai paskraidina virš šio nuostabaus miesto. Tik reikia ateiti anksti ryte, atsistoti į eilutę ir gali pasimėgauti tokiais vaizdais. O čia matot milžinišką vakarėlį vykstantį vis dar iš po nakties. Apsukam kelis ratus aplink šį milžinišką 70 000 žmonių miestą, pasimėgaudami rytinę šoninę saulę, tai tikrai gražus vaizdai tiek kalnų, tiek visos dykumos. Na ir gal laikas leistis. Lygiai taip pat kaip atskridom, taip pat ir nusileidžiam į tą patį aerodromą, į tą pačią vietą. Ačiū Marijai, kad mane taip saugiai ir smagiai paskraidino. Labai smagus dienos startas. Vieną dieną per savaitę vyrai išsiskiria su moterim, vyrai švenčia bernvakarį, moteris mergvakarį, dėja nelabai galiu parodyti, ką mes ten su vyrukais nuveikėm tą dieną, bet merginos tai visaip kaip linksminosi, vestuvinės suknelės matavosi ir kitaip leido dieną. Na, o ką mes veikiam, dėja nelabai galiu rodyti YouTube'ui. Toks laivas prisišvartavo prie mūsų kempo, o mes šį vakarą darom moonshine'o vakarėlį, tai iš Lietuvos atvežtos samanės vakarėlis ir kviečiam, realiai apšilt prieš einant į dykumos vakarėlius visus, kas tik nori ir juda per šalį. O paskui, aišku, judam į dykumą ir ieškom vakarėlių tenais. Šiemet buvo naujas stage'as, tokia akytė, ir jinai buvo visiškai pačiam jau gale, gilioj dykumoj, prie pat to trash fence'o, kur esu jums rodęs ir pasakojęs. Ir čianais pasitikau saulėtekį, saulės pakilimą stebėjau su monolinku. O šitas paros metas, paryčiai, kai nekaršta, yra pats geriausias metas važinėti po dykumą ir apžiūrinėti menus. Ir čia matote vieną iš didesnių ir įspūdingesnių šių metų menų, kuris vadinasi Naga and the Captainess. Šitas kūrinys kviečia eksplorinti ir klausinėti bei domėtis, ar čianais tas laivas yra sudužęs su išbarstytų lobių ir serpentinas, šitą didžiulę gyvatę, saugo šitą visą lobį, ar atvirkščiai galbūt tas serpentinas sudaužė visą tą laivą ir pasiėmė tą lobį savo. Taip pat galima įeiti į laivugalį, kur yra kapitonės kajutė ir nelabai įdomiai padaryta, nes grindys yra pasvirusios ir tiesiog sunku tiesiai eiti, nes atrodo visą laiką tave meta į šoną. Na ir kaip galite pastebėti, tikrai visokiausių inkliuzų, detalėlių prislėpta, pridėliota, kur galima eksplorinti ir ieškoti įvairiausių atsakymų apie šito laivo istoriją ir kapitonės likimą. Tas grindys gliūšina šiandien. Šita skulptūra vadinasi Organic Study No. 4 ir čia tikrai matosi ir juntamas Meksikos stilius ir įtaka. Šis darbas kalba apie religiją ir kolonializavimą, kaip tai pakenkia visoms bendruomenėms ir kaip geriau iš tikrųjų pasaulis atrodytų ir viskas būtų, jeigu nebūtų tos religijos, kuri fokusuojasi ne į tą, ką reikėtų. Kiek pasaulis ir mes patys būtumėm gražesni, jeigu mūsų poelgiai kiltų iš meilės vietoj godulio bei baimės. Važiuodamas pakeliui radau bananą. Tas bananas, aišku, pripučiamas ir nerealaus dydžio ir labai juokingai atrodo iš dangaus skrendant lėktuvu, nes tikrai gerai matosi. Ir šitas bananas, šitas darbas ir yra apie tai, kad žmonės pasaulyje naudoja bananą kaip kažkokį universalų matą, parodyti kažkokį tai dydį ir susišnekėti šnekant apie kažkokius mastelius. Bet labai juokinga, kai tas bananas netitinka realybės ir apie tai čia ir yra, apie tai, kad
Niekas čia netitinka realybės šitoj dideliai plajoj, šitoj gilioj dykumoj. O šis kūgis vienas aukščiausių statinių Burning Mane, tik pats žmogus yra aukštesnis, o šitas kūgelis yra 18 metrų aukščio. Kaip matot, iš viršaus veržiasi dūmai, o idėja yra tokia, kad lyg šis kūgelis padėtas ant įtrūkio žemėje, iš kurio veržiasi seisminiai, geoterminiai dūmai ir maždaug jisai saugo žmonės, perspėja, kad čia nereikia lipti ir eiti. Kūgis yra apsaugos ir saugumo simbolis ir smagiausia tai, kad jis bus sudegintas ir labai gražiai supleškės. Tai pamatysite tai vėliau. Šitos akytės vadinasi alchemiko akis ir čia menininkas bando parodyti, kad akis yra langas į kosmosą ir į kitas dimensijas. Šita skulptūra vadinasi Rulys ir jinai įdomi tuo, jog šita moteris neturi galvos ir kiekvieną rytą, kai teka saulė ir vakare, kai leidžiasi, saulė būna tobuloj toje vietoje, kad atstotų galvą šitai skulptūrai ir taip jinai interaktyviai padaryta, kad dalis skulptūros yra pati gamta, tai yra saulė. Na, o man tai smagiausios tos skulptūros, kurios yra interaktyvios, kur galima užlipti, kažką padaryti, įlysti. Čia šiaip širdis, narve, tikrai irgi gražu ir kažkaip meniškai subtilu ir taipogi galima įlįsti tos širdies į vidų, ten smagiai pačilint ir visokių slaptų žinučių rasti. Oi, kaip pavydžiu šitiems. Čia turėjo gerų vaizdų pamatyti. Lietuvių Burning Mane šiaip yra tokie, man atrodo, 3 pagrindiniai kempai, kur grinai tik lietuviai, bet šiaip lietuvių įsimėtė netgi per 7 kempus buvo ir tikrai mūsų čia daug čia suvažiuoja ir buvom susirinkę visi pasidaryti bendrą fotkę, tai tikrai nemažai čia mūsų. Seniukai! Tokie bičiukai, va. Atsipūtę. Toks artas. Atvažiuoja, pasivaikštai. Lubos geras, kosminės. Labai sudėtinga čia kažką papasakoti ir parodyti, man atrodo, būnant Burning Mane, nes žiauriai daug skirtingų etapų praeini nuo chaoso iki, nežinau, emocijų, aišku. Ir man atrodo, dabar biškį nuhakinau Burning Mane, kaip čia reikia būti. Dabar po 6 valandas miegu, 6 valandas būdrauju į tokį režimą įeinu, kad viską pamatyti, nes visur sudalyvauti kitaip neįmanoma. Savaitę laiko išgyventi šitą reikalą, yra reikalų. Tai dabar tiesiog važinėju, kažkokius artus filmuoju. Bet nežinau, ką čia jums pasakos. Tikiuosi po to kažką daug papasakosiu. Nes prifilmuoti irgi nėra lengva. Jėgų atrast. Nežinau. Ar pamenate didžiulį kūgį, kurį jums rodžiau? Tai prasideda jo deginimas. Ir tų deginimų iš tikrųjų nemažai Burning Mane vyksta, bet anaiptol ne kiekvieną skulptūrą degina, tik tam tikras, išrinktas ir paprūvintas. Ir tie deginimai kiekvieną kartą būna vis kažkoks naujas šou, bet amerikonai jau tikrai šou padaryti moka ir tikrai kiekvieną kartą sugeba nustebinti. Tad deginimai yra labai svarbi šio renginio dalis, simbolizuojanti atsikratymą materializmu, atsidavimą bendruomeniškumui bei laikinumo filosofiją.
Tai kadangi deginimai vyksta naktį, kai yra pakankamai šalta, susidaro tokie tornadai nuo didžiulės kaitros, einančios nuo ugnies ir šalto oro. Nors kiekvienais metais panašu, jog deginimų mažėja, bet aš neįsivaizduočiau Burgimeno be šito reikalo. Na, Rokelį, kam čia nefilmavai? Indrai. Indrai, kam daugiau turiu? Kam tu daugiau, jeigu ne Indrutėj tik tais? Oi, pareina. Pareina. Čia nereikia trauktis, reikia likti arčiau. Forward. Tu mači, kad iš lėktuvo eiti, sakau. Ugnelės padara. Manau, kad lėktuvas kažkur Labai. Matėt kažkoks ferverkas neišonas per Bluetoothą. Random vakare sustojom. Kasti duoda. Pavalgysim. Labai fainai naktį besiblaškant po dykumą rasti tokią kažkokią stotelę, kur chebra dalinasi maistu. O čia galite pamatyti Arkarą, kai jisai važiuoja ir paskui jį važiuoja krūvas dviratininkų seka, laukia, kol jisai sustos ir paleis muziką ir prasidės vakarėlis. O šito Arkarą surasti nesunku iš šio lazerio. Turėjom dar vieną smagų savo šeimos, savo kempo renginuką, tai tokia kaip vakarienė, visi pasipuošę gražus, darėm bendrą nuotrauką, kaip ir kiekvienais metais, kad atsiminti akimirkas ir su kuo kur čia buvom. Tai jau kaip supratot, Burgimene vakarėlių netrūksta, tai yra didžiulė gausa, tik spėk rinktis ir visur dalyvauti, nes steidžų tai yra tiek, kad visų tikrai neapeisi ir visur nesudalyvausi. Bet pagrindinis viso renginio vakarėlis, kurio niekas nepraleidžia ir dalyvauja kiekvienas čia atvažiavęs, vyksta šeštadienį. Kulminacinis įvykis, būtent, tai yra žmogaus sudeginimas. Tai vyksta paskutinį šeštadienį, šventė artėjant į pabaigą, pats žmogus yra papuoštas skulptūromis ir dekoracijomis ir kai jis užsidega, tūkstančiai žmonių susirenka į ratą stebėti liepsnų, deginimas simbolizuoja atsisakymą individualizmo ir atsidavimą bendruomeniai. Tai būtent tą čia mes ir darom, einam stebėti to deginimo, suvažiavo, kaip matot, visi Arkarai, visi žmonės renkasi ir visas principas yra tas, kad mes einame kiek įmanoma arčiau žmogaus. Prie jo yra didžiulis ratas, kurį saugo rangeriai ir savanoriai ir tam tikrų atstumų mums jau leidžia susėsti ir susėdame, sudarydami dar didesnį ratą. Deginimui prasidedant, žmogaus skulptūra pakelia rankas, taip simbolizuodama, kad tuoj viskas prasidės. Ir pradžioje ateina daug fakyrų, visų ratų sukasi ir rodo savo šou, o vėliau prasideda, žinoma, ferverkų pasirodymas. Tiek ferverkų nežinau, ar kur nors dar gyvenime įmanoma pamatyti, jie gal nepratrūkstamai kokią 20-30 minučių šaudo, kur net nusibosta žiūrėti, kiek jų daug.
Mes visi susėdinti esame ratu ne šiaip sau, kad mums būtų patogiau, bet tai yra daroma dėl saugumo, kad nieks negalėtų išbėgti, yra tiek tankiai susodinami žmonės, kad tiesiog būtų sunku tarp jų judėti ir taip yra padidinamas saugumas, nes už tų krūvos sėdinčių žmonių, žinoma, toliau yra ir stovinčių. Na, čia tam, kad nieks nesugalvotų bėgti į ugnį, nors žinoma, dar tą pačią ugnį saugo savanoriai, kurie būtent yra apmokyti, kaip sustabdyti bėgantį žmogų. Na, fejerverkai atrodo, jog niekad nesibaigs, bet po ilgo jų šou žmogus yra pagaliau uždegamas ir ugnis pradeda daryti savo darbą. Iš tikrųjų yra visas mokslas, kaip statyti tą skulptūrą, kad jinai užsidegtų gerai ir kokybiškai degtų, nesudegtų per anksti ir stovėtų pakankamai ilgai. Tai iš tikrųjų visai daug darbo ir apgalvojimų tame yra. Įdomus faktas, jog tam, kad ugnis nepadarytų žalos dykumai, nes tai yra visgi nacionalinis parkas, Burningmeno organizatoriai nukasa dalį žemės to smėlio ir ten patiesia tam tikrą dangą, tai yra akmenų skaldą ar panašiai, kuri apsaugotų dykumą nuo vadinamų randų dykumoje, kad nesudegtų pati žemė. Paskui viską iškasa, tos pelinus išveža ir žinoma grąžina seną originalų smėlį, tą dangą. Ir taip šitas renginys gali save vadinti Leave No Trace, kaip sakant, nėra nemenkiausio požymio, kad čia kažkas vyko. Na, o mes laukiam, kada pagaliau Burningmenas suklups ir šita skulptūra sukris. Kaip dar laikosi, aiškiai. Vėliau naktį, kai sumažėja karštis ir ugniagesiai sustumia žarijas, galima prieiti arčiau ugnies. Visą naktį, praktiškai iki pat paryčių, dar dega laužas, žarijos, žmonės šokinėja per tą ugnį, o paryčiais galima tenais surasti nemažai žmonių kažką veikiančių. Kas miega, kas po nakties ilsisi, o kažkas ieško suvenyrų, kažkokių apdegusių detalių iš žmogaus, kad galėtų parsivežti namo. O mes nebūtumėm lietuviai, jeigu neįskeptumėm ant žarijų bulvyčių, taip pat dar kepėm oboliukus su šokoladu ir taip mūsų kempas pasitinka rytą Burningmene po šito deginimo. Kaip kas, kai kurie visą naktį nemiegojo ir šventė vakarėlį, nes yra pagrindinė naktis, kažkas buvo nuėjęs pasnaust,
kažkas kepa ožį ant laužo. Tai visi daro kas ką nori ir dėl to labai smagu su jais visais, su tais draugais susitikti prie šio lauželio. Išgerti kavytės, pasišnekėti, kas ir kaip čia vyko tą savaitėlę. Kitą dieną, sekmadienį po žmogaus deginimo vyksta šventyklos deginimas. Šventykla būna pastatyta kaip vieta meditacijai, atsiminimams, emociniams prisiminimams, o jos viduje žmonės palieka užrašus, nuotraukas, laiškus. Tai labiau introspektyvus, emocingas momentas, kai deginimas simbolizuoja atsisveikinimą su praeitimi, netektimi ar išsivalymą nuo skausmo. Tik įdomus nutikimas mums nutiko, kad vidury degimo šventyklos užėjo smėlio audra, nieko nebematėm ir kai tas debesiukas smėlio nuėjo, šventykla jau buvo sugriuvus ir liko tik nuodeguliai. Tai teoriškai to pačio kritimo taip ir nepamatėm. Beliko viską susitvarkyti ir dingti iš čia, tik tiek, kad dykumėlę iškita staigmena ir užputė. Į tą proą neįm, žinai, mes savo traukus. Na, o mes likom vos keliese pabaigti visus baigiamuosius darbus ir baigti švęsti šventes. Nu ką, pabaiga Burning Mano. Netikėtai viskas baigėsi su tokia didžiulė baisia audra. Užpustė, visiškai čia surrealiai viskas atrodo. Atvažiavom, praktiškai nieko nebuvo. Išvažiuojam irgi tuščia, čia buvo miestai, miesteliai, gyvenvietės ir kempintai. Tai vat, čia tokia įdomesnė kelionė. O ką ir nupasakoti. Vaizdų taip matėt, bet jo, sunkiai sekėsi filmuot. Nesinorėjau telefoną traukti čia nes būnant. Nes labai fainai atsijungti tą pasaulio ir gyventi šitoj surrealiam pasauliu šitame Alisos stebuklų šalyje. Dar kažkas neišvažiavo. Tai mūsų liko kempą tik 2 konteineriukai, per porą daiktų susimesim ir rytoj nuo pat ryto dingstam iš čia. Nekantrauju lysti vandenį, nes tatuiruotės tai taip oda atrodo. Nieko. Odos per gulkes. Tai va. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi buvo įdomu. Ir pamatėt, ką dar nematėt. Čiau. Paka. Pagrindinis renginys sekmadienio vakarą yra šventyklos deginimas ir po jo jau pradeda žmonės išvažinėti, bet didžioji dalis mūsų kempo išvažiavo pirmadienį, dar padėjo mums susitvarkyti ryte, o mes su maža grupelė žmonių, kurie atvažiavo patys pirmieji statyti, dar pasiliekam vienai nakčiai ir iki galo pabaigsim viską tvarkyti. Bet žinoma, vakare irgi išjudam į dykumą, pasimėgauti paskutiniu vakaru šitoj dykumoj ir labai įdomus vaibelis iš tikrųjų yra, nes pasilikę tik tie, kas statė ar tvarko visą Burning Maną, labai mažai žmonių ir toksai visai kitoks čia buvimas, nebėra tos masės ir jauties toksai vienas toj dykumoj, šiek tiek tuščia, melancholiška, bet tuo pačiu ir nepakartojama. Tai išvažiavom į dykumą ieškoti nuotykių, žinoma, jų suradom, apvažiavę keletą menų, aptikom vidury dykumos stovinti arkarą, tai tokį kaip ir laivą ant ratų, kuris tiesiog apleistas, paliktas, gal kažkas sugedė, gal tiesiog chebrytė tvarko savo kempą ir tiesiog paliko laikinai iš čia dykumoji, kol susitvarkys. Mes nusprendėm jį biškį užskuotinti. Plaukiam, ne? Wow, geras. Čia galima ir už vairo stovėti. Ar Vitėlį, tu už vairo stovėsi, jo? Iš tikrųjų tokia dviguba, sumišusi ir konfliktuojanti emocija yra apėmus, nes kaip ir tuo pačiu nori išėjau išvažiuoti, esi pavargęs ir norisi tiesiog nusiprausti ir grįžti į realų gyvenimą, bet tuo pačiu ir nesinori palikti šitos utopinės visuomenės, šito kosmosėlio. Čia taip gerai, kad atrodytų galėtum gyventi, tai taip ir nežinai, kaip reikėtų jaustis. Čia yra tokia vieta, kur
galima po renginio atvežti visą medieną, kokią turi nereikalingą savo kempę ir čia viską sudegina ir taip atsikratai tam tikrų medinių šiukšlių. Ne, čia žetonikas. Tai nesusidegina. Na, o kitą rytą atsibudus nuo ankstyvo ryto iššukuojam visą teritoriją, išrenkam visas įmanomas šiukšlytės, kad neliktų nei ženkliukų, kad mes ten buvom, užsidarom konteinerius ten viską kaip tetri gerai sudėję, sukonstravę ir viskas. Paskutinės nuotraukytės, atsisveikinimai ir labai gaila, bet paliekam šitą dykumą ir pirmų taikymų varom išsimaudyti, nes ko jau pasilgom, tai vandens ir jame buvimo neskaičiuojant laiko. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir labai tikiuosi, kad kitais metais bus kitas Burning Man video ir kelionė. Nepamirškit palaikinti ir pasubscribinti mano kanalo ir susimatysim kitose filmukuose. Čiau!